Sveiki draugai. Šiandien bandysim pakeisti rato guolį, nes pradėjo ūžti. Atsuku veržlę. Čia bus 30 galvutė. Ir ardysim toliau. Taip, atsukom veržlę. Čia jau pastundam pati granatą vaikšto laisvai. Galim toliau imti suportą. Suportui reikia 13 raktą ar galvutę. Atsukti šitos du varžtus. Šitą nukreipėjus ir nusims visas cilindrukas lauk. Jį pakabinsim ant amortizatoriaus. Suportas nuimtas. Bandysim diską nuimti be to kronkšteino nenuimus, galbūt mažiau darbo. Toliau centravimo varžtai 2, vienas ir kitas T40 torksas. Sukam. Dėja negaliu išimti disko per šitą kronkšteiną. Teks jį nuimti. Galvutė E16, tokio mandrių žvaigždutė tokia. Šitie varžtai vienas ir apatinis, kaip čia pašviesti jums pervalyti, va šitas. Tuos du atsukam, nuimam šitą ir nusimas diskas lauk. Nu ką, nuimta diskas lauką, apšvičiu truputį radis, supurškiau alyvą, kad lengviau įsisuktų varžtai. Toliau bandysiu nuimti ABS daviklį. Gal atsisuks. Štai jisai aliuminiam korpuse. T30 galvutė. Bandysim atsukti. Daviklis išsisuko, įsimė lengviai. Taip jis atrodo, nesufiksuoju kažkaip tai. O, jis toks, sakyčiau, toks mažas. Labai mažutis. Taip, toliau kita operacija. 4 varžtai. Viršui granatos, va, 1, 2, 3, 4. Ir galvutę naudosim kaip į kronkšteiną atsukti. E16. Važiuojam. Šiaip ne taip, aš jį išprašiau. Pritukęs buvo žiauriai sunkiai, išsikalė, aš jau čia išdaužiau tą guolį. Teko čia po presiuko turbūt tokį daryti su varžtais. Ir žodžiu, kokį pasikankinau 20 minučių tikrai. Dabar išvalysim čia viską ir rinksim atgal. Na va, guolis vietoj, nauji varžtai. Taip pat paktepė nuo Nušveičiau, rinksim toliau mazgus. Tik norėjau paminėti, kad šitą vietą truputį sunkiai eina. Kaip reikia, kaip presavimo principų. Tai nenustebkit, kad įdėjus guolį jisai lengviai tikrai neįsidės. Truputį priglaudėt ir su varžtais po truputį to lygiai pritraukėt. Ir viskas bus gerai.